Sveiki visi. Tauragėje vienoje sankryžoje vyksta rekonstrukcija ir sankryža yra iš paprastos rekonstruojama į žiedinę sankryžą ir tenai yra eismo ribojimai. Greitis yra ribojamas iki 30 ir yra uždarytos kelios juostos, tiksliau viena pusė uždaryta ir eismas leidžiamas per priešingą pusę ir mokiniai atvažiavę į šitą vietą tikrai pasiklysta ir nesusigaudo, kaip tenai pravažiuoti. Tai trumpas video, kaip tenai elgtis ir kas artimiausiu metu planuojat laikyti, tai tikrai siūlau pasižiūrėti, kad žinotumėt, kaip toje vietoje prasivažiuoti. Artėjom prie remonto darbų ir matom, jog mums lieka tik viena juosta ir matom priekį bus greitis 30, darbai kelyje ir mes turėsim pagrindinį, kuris eina į dešinę pusę, tai teks prasileisti automobilius būtent pagrindiniu keliu važiuojančius, jeigu mes ketinam sukti į kairę. Tai pasižiūrim, ar nieko nėra ir matom, jog yra atvažiuojančių automobilių, tai sankryžos vidurį privažiuojam ir kai suksime į kairę, mums reikės laikytis dešiniau, o seniau laikydavomės kairiau, kad iškart įvažiuoti į antrą juostą, bet antra juosta šiuo atveju yra palikta priešiniam eismui. Tai mes įvažiuojam palei dešinę pusę ir važiuojam savo pusę tol, kol yra priešinis eismas paliekamas ir po to jau matom, jog priešinis eismas būtent mums dingsta, kadangi jie turi savo laisvą juostą, tai tuomet jau mes galim tvarkingai persirinkti kaip ir priklauso. Tai dabar sankryžoje apsisuksime ir grįšime atgal tuo pačiu keliu, paprasčiausiai pasižiūrėti, kaip reikėtų grįžti iš anos pusės važiuojant. Tai iki vidurio sankryžos įsivažiavom, apsisukom ir dabar vėlgi turim darbai kelyje bus, aišku, lenkti draudžiama, 30 greitis ir privažiavus arčiau ženklų, tuomet jau matom, kad teks vėlgi persirikiuoti į kitą būtent kelio pusę. Tai paprasčiausiai viena juosta mums, kita priešiniui ir tada sankryžoje ketinam sukti į dešinę. Ir vėlgi žiūrim, kaip mums čia privažiuoti reikės ir važiuosim, aišku, palei ženklus, palei būtent visas gaireles ir matom, kitur niekur nenuvažiuosim, aišku, šalutiniu keliu atvažiavę prasileidžiam pagrindinį ir toliau tvarkingai būtent tą juostą palei dešinę pusę, mūsų viena juosta yra ir važiuojam ir po to stebėdami ženklus, būtent nukreipimo gaireles, mes automatiškai pasitrauksim vėl prie savo dešiniojo krašto ir grįžę šitą atkarpą įveikiam ir apribojimo pabaiga.